Ar būtų daugiau siūlymų tarybai dėl svarstytinų darbotvarkėje klausimų? Užsiregistravę tarybos nariai Pavel Trusov, Šarūnas Birutis, Andrėjus Junda, taip pat Edvard Varšinskė, Dovilė Žižienė ir Edita Meškovienė. Kolegos, taip pat tarybos narius noriu informuoti, kad rugsėjo 13 dieną buvo gautas LSDP raštas, pasirašęs tarybos narys Pavel Trusov dėl tarybos mažumos valandos. Tame rašte nurodyta, kad tarybos nariai Šarūnas Birutis, Pavel Trusov, Antonij Jundo, Andrėjus Junda, Edvard Varšinskė, Edita Meškovienė prašo 24 metais rugsėjo mėnesį į posėdžio darbotvarkę įtraukti mažumos valandą. Tačiau, kolegos, toks prašymas pagal mūsų tarybos mažumos reglamentą patvirtinta tarybos narių ir 5 skyrių iki galo nebuvo užpildytas. Aš prieš posėdį tarybos narius mažumos informavau, kad pagal 32.3 punktą mažumos prašyme turėjo būti nurodyti asmenys ir šio reglamento 32 punkte nurodytos minų sąrašo ir kokie klausimai, kuriuos jiems ketinama užduoti, nebuvo išpildyti ir atsiųsti. Dėl to tas prašymas nėra pilnai pateiktas, dėl to tarybos narių paprašiau įgyvendinti mūsų tarybos reglamento patvirtintus reikalavimus ir atitinkamai bus galima artimiausiame posėdėje svarstyti ir įtraukti posėdžio darbotvarkę mažumos valandą. Prašom, Pavel Trusov. Labą dieną, gerbiamas merė. Dėl darbotvarkės turėčiau pastabą. Taip buvo pateiktas prašymas dėl mažumos valandos organizavimo rugsėjo mėnesį. Pirmas pareiškimas buvo pateiktas birželio mėnesį, vėliau buvo pateiktas prašymas rugsėjo 13 mėnesį ir jame išdėstyti motyvai bei pasirašantis asmenys norintis mažumos valandos. Pabrėžtina, kad tiek savivaldos įstatymas, tiek savivaldybės reglamentas, būtent savivaldybės reglamento 31 punktas, nurodo, kad nerečiau kaip kartą per pusę metų mažumos valanda turi būti rengiama. Praeitą mažumos valanda buvo vasario 1 dieną, tai praėjo jau virš pusės metų. Todėl iš tiesų reikalaujame, kad būtų surengta mažumos valanda. Kita vertus, jeigu mes žiūrėtume vien gerojo administravimo principus ir norėtume, kad iš tiesų opozicija veiktų efektyviai, būtų užtikrinta demokratija, ir jeigu jūs nustatėte nuo rugsėjo 13 pateiktame prašyme tam tikrų trūkumų, būtų tikrai paprastai žmogiška į tuos trūkumus atkreipti dėmesį iki paprasto žodinio pabendravimo, iki tarybos pradžios. Todėl, aišku, aš suprantu, kad laikantis viešo administravimo nuostatų, kad jūs galėtumėte atsakyti per 20 darbo dienų į pateiktą prašymą, taip jūs išlaikėte, bet iš tiesų toks poelgis, jisai žaloja demokratinius principus. Prašom, Šarūnas Birutis. Ir taip pat pranešu, kad posėdžio pabaigoje turėsiu pareiškimą. Dėkoju. Ačiū, merė, už žodį. Aš taip pat priminsiu, kad tiek įstatymo 31 straipsnis, tiek reglamento nurodo, kad nerečiau, kaip per pusę metų yra organizuojama opozicijos arba mažumos valanda ir jeigu jos nėra, ją privalo organizuoti meras. Tai čia jūsų atsakomybei tas yra. Pirmiausia, kad jūs neorganizuojate, jeigu mūsų nepriemat prašymo. Kitas dalykas, jūs pasakėt A, bet nepasakėt B. Pirmiausia, nurodyti asmenys, kurie kviečiami yra baigtinis sąrašas įstatyme. Tai yra meras, vicemerai ir komitetų pirmininkai. Viskas. Mes įvardinom, kad pagal įstatymą nurodytus asmenys prašome pakviesti.
Tai sakyt, kad mes nepakvietėm ir nenurodėm asmenų, tai čia yra neteisybė. Dar vienas dalykas. Jūs pasakė A, vėl nepasakėte B. Toliau skaitau reglamentą. Nesilaikant šiame punkte nurodytos tvarkos, tai yra, jeigu jūs skaitot, kad mes nesilaikom, asmuo gali atsakyti iš karto arba pasirengęs atsakyti iki kitos tarybos mažumos valandos. Labai aiškiai parašyta, kas vyksta, jeigu jūsų manimų yra nesilaikoma tvarkos. Tai tam yra reglamentas aiškiai. Todėl jūs pažeidžiate reglamentą labai grubiai, pažeidžiate įstatymą. Ir, aš nežinau, jau Pavelas sakė, tai jeigu jūs mato čia problemas ir norit užčiaupti opoziciją, kuri tikrai ne prieš jūs ir ne prieš daugumą ir nei prieš nieką, tiesiog nori užduoti klausimus rūpimus žmonėm, tai čia yra labai blogai. Siūlau įtraukti į darbotvarkę ir taip pat prašau įtraukti mano pareiškimą gale posėdžio. Dar. Prašom, Andrėjus Junda. Labadiena visiems, ačiū už žodį pirmininkė, tai noriu pritarti savo kolegam, kad iš anksto buvom informavę jūs, kad prašom mažumos valandos ir birželio mėnesį ir tą raštų išdėstėm ir tikrai antrinu kolegam, kad prašau išlaikyti demokratiją ir leisti mums pravesti šiandien mažumos valandą. O taip pat noriu posėdžio pabaigoje turėti pareiškimą. Ačiū. Prašom, Edvard Varšinski. Labadiena, pirmininkė. Pritariu kolegom, kad ruošiamės šiandien mažumos valandai, o posėdžio pabaigoje turėsiu pareiškimą. Ačiū. Prašom, Dovilė Žižienė. Labadiena visiems. Posėdžio pabaigoje norėsiu trumpą pareiškimą. Prašom, Edita Miškovienė. Labadiena, posėdžio pabaigoje turėsiu pranešimą. Dėkoju. Kolegos, tai visgi išgirdus opozicijos atstovų nuomonę dėl mažumos, siūlau neklaidinti šiandien tarybos narių. 5 skyriuje tarybos mažumos valanda ir darbotvarkė labai aiškiai parašyta tvarka, pagal kurią mažumos atstovai turi inicijuoti posėdžio darbotvarkę. Inicijavimo pradžia yra įvykusi, ką tarybos narys Pavel Trusov ir pasirašė savo parašu. Pagal 32.1 punktą siūloma ir prašoma organizuoti mažumos valandą, taip pat įtraukti ją į posėdžio darbotvarkę ir pasirūpinti įstatymo 17 straipsnio 23 dalyje įvardintų asmenų, kuriems gali būti pateikti klausimai tarybos mažumos valandos metu dalyvaujamos tarybos posėdėje. Tame pačiame 32.1 punkte, jūsų minimame, gerbiamas Pavelai, yra įrašyti tokie punktai, kad 32.2 tarybos mažumos valanda turi būti pateikta raštu, ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki tarybos posėdžio, kuriame pageidaujama tarybos mažumos valanda, jūs tą dalyką padarėte. Kitas punktas 32.3. Tarybos mažumos prašyme turi būti nurodyti asmenys ir šio reglamento 32 punkte nurodytų asmenų sąrašo ir kokie klausimai, kuriuos jiems ketinama užduoti. Jūs to dalyko nepadarėte. Tarybos mažumos prašymai registruojami savivaldybės priimamajame ir perduoti tarybos posėdžio sekretoriui. Gavęs 32.5, gavęs tarybos mažumos prašymą, tarybos posėdžio sekretorius apie tai formuoja nurodytus asmenys, jiems perduotus klausimų atsakymams pasirengti. Tas dalykas taip pat negali būti įgyvendintas, kadangi jūs neįgyvendinote 32.3 punkto. 32.6 per organizuotą tarybos mažumos valandą į klausimus užduotus klausimus nesilaikant šiame punkte nurodytos tvarkos, asmenys gali atsakyti iš karto arba pasirengti atsakymui kitos artimiausios tarybos posėdžio valandos. Tai gerbiamus opozicijos atstovus, kurie dabar žaidžia demokratiją ir bando imituoti, kad tos demokratijos nėra, siūlau pagal tą tvarką, kurią patys patvirtinote taryboje ir aš ją šiandien dieną privalau vadovautis, pateikti klausimus raštu, informuoti 32 punkte nurodytų asmenų sąrašo ir asmenys, kurie tuos klausimus turėtų atsakyti,
kad būtų galima pasiruošti ir tikrai artimiausiame posėdėje mažumos valanda bus įgyvendinta pagal įstatymą, kurį jūs ką tik taip pat puikiai citavote. Bet padarykite tuos darbus, kuriuos punkte privalote įgyvendinti ir tvarką, kurią patys pasitvirtinote. Kolegos, tuomet siūlau balsuoti už mūsų posėdžio darbotvarkę su papildomais įtrauktais klausimais. Vyksta balsavimas. Už 18, susilaikiusių nėra, prieš 5, mūsų posėdžio darbotvarkei su pareiškimais yra pritarta. Ar būtų kitų siūlymų dėl posėdžio reglamento? Prašom, Šarūnas Birutis. Aš noriu pasakyti, merė, vieną dalyką. Reiškia, kad visgi jūs savo įstatyminės pareigos nevykdot, nes meras turi paskelbti tada, jeigu pusę metų praėjo. Tai jūs nevykdot. Mes tą tikrai dalyką apskūsim. Nepiktybiškai, niekaip, todėl, kad reikia laikytis visų įstatymų. Žiūrėsim, kaip nuspręs po to teismai ar kas nors. O šiandien mes tiesiog nebalsuosim, mes būsim posėdėje, bet mes nebalsuosim nei vienu klausimu. Tai yra protestas prieš jūsų savivalę. Ačiū. Gerbiamas Šarūnai, tai yra jūsų demaršas savivaldos prieš savivaldą Seimo rinkimuose, o ne kas kita. Tai yra mano asmeninė nuomonė, kurią šiandien dieną išsakau šio posėdžio metu. Lygiai taip pat pagal mūsų savivaldybės tarybos reglamentą aš stengiuosi vesti posėdį, ką dalyką tą ir darau. Ir jeigu mažumo šiandien dieną nori tokiu būdu kelti chaosą, tai yra jos teisė. Kolegos, siūlau balsuoti dėl posėdžio darbo reglamento. Už 18, susilaikiusių nėra, prieš nėra, nebalsavo 5.